Kaip naudotis Smart ID programėlę? Smart ID programėlė yra saugus ir patogus būdas prisijungti prie įvairių internetinių paslaugų, tokių kaip elektroninė bankininkystė, Sodra, elektroniniai vartai ir kita. Smart ID programėlę galite nemokamai atsisiųsti iš App Store ir Google Play. Ieškokite Smart ID programėlės. Atidarykite atsisiųstą programėlę ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas. Sukurkite savo Smart ID paskyrą. Pasirinkite savo asmens tapatybės nustatymo būdą – PIN 1 arba PIN 2. Norėdami suaktyvinti savo paskyrą, jums reikės savo asmens tapatybės kortelės ir skaitytuvo. Jei neturite skaitytuvo, galite suaktyvinti savo paskyrą apsilankę viename iš Smart ID partnerių aptarnavimo punktų, kuriuos galite rasti Google paieškoje. Kaip naudoti Smart ID programėlę prisijungiant prie internetinių paslaugų? Atidarykite norimą interneto paslaugą, pasirinkite prisijungimo būdą Smart ID. Įveskite savo Smart ID PIN kodą, nuskenuokite QR kodą rodomą interneto paslaugos puslapyje. Patvirtinkite prisijungimą. Papildomos funkcijos. Smart ID programėlę galite naudoti ir slaptažodžiams saugoti, elektroniniams dokumentams pasirašyti ir tapatybei patvirtinti kitose programose. Daugiau informacijos apie Smart ID programėlės funkcijas ir naudojimą rasite pateiktame tinklalapyje. smartid.com. Pasirinkite lietuvių kalbą ir meniu laukelį pagalba. Papildomi patarimai. Saugokite savo Smart ID PIN kodą ir nepraneškite jo kitiems asmenims. Naudokite tik oficialią Smart ID programėlę, atsisiųstą iš App Store arba Google Play. Jei pametėte savo telefoną ar įrenginį, kuriame įdiegta Smart ID programėlė, nedelsdami praneškite apie tai Smart ID palaikymo tarnybai.